buvo keli apmaudūs pralaimėjimai šį sezoną, bet mums vis tiek svarbiausia yra atsirevanšuoti ir nesvarbu kokių skirtumų. Kas buvo, jau vis tiek žiūrim į priekį ir žinom, kad Albai taip pat labai svarbios rungtynės, jie atvažiuos kautis iš visų jėgų, nes jiem liko paskutinės rungtynės, mums dar 2. Taip kad mes turim, manau, bus žiauri kova ir turim būti tam pasiruošę ir čia nėra jokių daugiau tikslų, tik vienas laimėti. Pagrindinė komanda praleido 124 taškus, nors ir 50 minučių žaidimo, kažkur baudė komandą už tai. Ne, tai už ką bausti, čia, nežinau, čia specialistai, ekspertai rašinėjo, kad pas mus prasta gynyba, bet tik neparašė, kad praleidom, pratęsimas prasidėjo esant 91-91, jei neklystu, 93, o baigėsi rungtynės 125 ar 4. Tai mes per paskutinį kėlinį, per paskutinius 10 minučių 2 pratęsimus praleidom virš 30 taškų, kas bendram fone paprastino mūsų bendrų statistinius duomenys, bet tai nereiškia, kad mes blogai ginamės iš tikrųjų bendram fone ir bendra statistika yra tokia, kad atmetus tas paskutinės 10 minučių, tai nėra taip, o baus nėra už ką žaidėm iš tikrųjų neblogas rungtynės, žaidžiam, žinot, pas mus tikslas neužpult ir nedalinam tikslo užpulti arba apsiginti, mes žaidžiam, kad laimėti, o vienas rungtynės pavyksta laimėti geriau ginantis, kitas geriau puolant ir mūsų tikslas laimėti, o tikrai nedalinam, jei mes galime laimėti praleisdami 90 taškų, tai mes tuo džiaugsimės ir klubo tikslas ir manau ir fanų visų, kad komanda laimėtų, tai mes to ir siekime. Žaidynė tiesiog rankų atsirado naujas žaidėjas ar galima pagerinti? Manau, galima viską pagerinti, mes praleidom mus labai, mus labai baudė jų dideli žaidėjai, Kikanovičius būtent, su kuriuo mes nesusitvarkėm. Metė 33 taškus, mums tai buvo vienas iš nedaugelio, gal net vienintelis atvejis per mano treniravimo karjerą Lietuvos ryte, kad mūsų vienas žaidėjas nugarai krepšį didelis, taip skaudžiai baustų. Tai stengsimės tą eliminuoti, stengsimės jų mūsų labai baudė, ypač gale Syvos pick and rollas su dideliu žmogum, tai tą bandysim eliminuoti. Aišku, pradžia rungtynių uždavė tempą labai blogą, kad jie atkovojo kamuolių po mūsų krepšiu, tas pats įvyko per paskutinės 10 minučių per 2 pratęsimus, jie kontroliavo mums lentą, iš to turėjo daug papildomų atakų, tai manau, tai tokios pagrindiniai dalykai, kurie mums neleido laimėti Berlyne, tą bandysim pataisyti, jie žaidžia labai agresyviai, jie stepautuoja pick and rollus, žinom kaip žaidžia, kaip reiktų pulti, pabandysim tą išpildyti aikštelį. Kaip jūs nuomonė komandos forma pasikeitė nuo pirmos tarpusavio mačo per pergalių seriją? Manau, kad gal nebūtinai komandos forma, nes komanda visą laiką ir Berlyne, sakau, čia nepataikėm kelių baudų, vienas kamuolys nusprendė, kad pralaimėjom tas rungtynes, bet komanda visą laiką kovoja. Manau, kad prie šitos kovos paprasčiausiai įsitraukė daugiau žaidėjų, kurie įgijo atitinkamą formą, kuri leidžia jiem daugiau praleisti laiko aikštelėje ir naudoti paprasčiausiai ilgesnę rotaciją. Tai mes džiaugiamės, nes tikrai neblogai žaidžia, ypač namuose žaidžia tiek Rokas Giedraitis, jau nekalbant apie mūsų Fischeris pagerino ryškiai savo individualią formą, kas leidžia jam ilgiau praleisti, ilgiau būti aikštelėje. Gudaitis demonstruoja vis laik stabilią formą, Lapeta, Gordonas, Jomantas, Gailius, visi žaidėjai, visi dabar yra naudingi, produktyvūs ir tai mums
intensyvinti žaidimą ir naudotis kiekvieno paslaugomis. Mantas Naujokas savaitgalį sužaidė geras rungtynes, galbūt galima tikėtis jau ir geresnio indėlio Europos taurės. Aš nesakyčiau, kad tai geros rungtynės. Pamėtymas į krepšį, tai yra gal gražu, daug tritaškių, daug metimų, bet visų pirma, Naujokas irgi turi įsitraukti, suprasti, kad yra ne vien puolimas, dar yra kita aikštės pusė, kur reikia aukotis, dirbti, puolime reikia talento, gynyboje reikia noro didelio ir atsidavimo, to bandysim reikalauti, o geros rungtynės tikiuosi, kad dar laukia jo ateityje.